Diena, brangus mūsų laisvai ir kritiškai žiūrovė. Šiandien mes su profesoriu Gintautu Mažeikiu norime kritiškai, analitiškai pažvelgti į visai neseniai medijose išplitusi Aleksandro Dugino pokalbį su Sobčiak. Ir šitame pokalbyje yra paliestos labai įvairios temos, bet viskas filosofiniu Dugino rakursu. Nustebino Sobčiak filosofinis pasirengimas, susipažinimas su įvairiomis Dugino knygomis, ne taip paprasta, jų labai yra daug. Tad norėčiau aš jūs, Gintautai, pakalbinti, kas liečia šitą interviu, taip pat kaip filosofo, kaip turinti filosofinį išsilavinimą, kad galėtumėt atkoduoti, atpažinti konkrečias Dugino idėjas. Ir viena iš tų idėjų tai jo utopinė Rusija, kurioje būtų kaip ir kupolas saugantis Rusiją nuo kitų civilizacijų. Duginas labai pabrėžia, kad Rusija yra dvasinio religinio prado civilizacija, kurią reikia išsaugoti kaip skirtingą nuo vakarų civilizacijos. Ir tame kupole vėlgi kažkokia tokia šmėkščioja tolstojiška vizija, kad žmonės nesikiša į politiką, ir Solženicyno čia linija buvo, žmonės nesikiša į politiką, užsiema, ką jis vadina, tokia selskaja chazeistva, valstietiškumas, kas mūsų 21 amžiuje technologijų pasaulyje rėžia ausį. Ir labai įdomu, Sobčiak sureagavo, irgi sako, jūs ką juokaujat, technologijų pasaulyje jūs tą siūlot. Tai vat tiesa, jis prideda, kad ten žaliuoja gražiausi sodai, bibliotekos, cerkvės. Tai kaip jums atrodo vat šita Dugino Rusijos vizija, tokia jo Rusijos utopija, utopijos žanras? Na taip, iš tiesų Ksenija Sobčiak buvo pasiruošusi, aišku, ją labai stipriai kažkas konsultavo, o kad ji būtų pasiruošusi, vis dėlto tas interviu yra labai populiarus. Pavyzdžiui, jie tenais bent 10 nei daugiau minučių diskutuoja pradžioje apie žaislus Čeburašką ir kad vargšas krokodilas ir Čeburaška yra liberalų vakarų agentai Rusijoje ir kad kone Čeburaška sugriovė Sovietų sąjungą. Žinoma, kad tai yra ironija, bet jis tame ironija mato ne ironiją, o parabolę. Ir jis masto būtent parabolėmis arba metaforomis, ir kurias dar reikia sugebėti išversti į kitas kalbas. Viena iš labai svarbių metaforų yra tokia sabornas, kurį galima būtų išvesti kaip katedra, kaip bažnyčia. Sabor tai yra tikinčiųjų susirinkimas, kaip visuotinis susirinkimas bažnyčios. Tai čia sabornas kiekviename kaime ar kiekviename mieste gali būti tikinčiųjų susibūrimai. Ir šitą principą, kad Rusija galėtų būti organizuojama pagal tokį susirinkimą sabornas principą, jau buvo išplėtoję ankstyvieji Eurazijos tokie atstovai kaip Trubeckojus ir tas pats Karsavinas, kalbėjęs apie simfoninę asmenybę, taip pat turėjo omenyje sabornas. Tai čia nėra nauja savoka, ji veikiausiai atkeliauja iš XIX amžiaus dar Leontjevo Danilevskio raštų iš slovenofilų. Ir šita slovenofiliška vizija, ji yra plėtojama ir toliau. Dar daugiau, Duginas šiuo metu ilgą laiką jis buvo susijęs su Eurazijos judėjimu ir organizacija taip, kaip jis suprantama Putino laikais. Ir čia reikia priminti tokį dalyką, kad vienaip atrodė Eurazijos judėjimas Karsavino gyvenimo laikotarpiu, kitaip jis atrodė Levo Gumiliovo, tai Rachmatovo sūnaus laikotarpiu, kada etnogenezė ir ten pasionarijai ir kiti, tai yra Gumiliovas suteikė kitokią dar truputį
potėmę, kuri beje buvo minėta ir ankstesnių Eurazijos atstovų. Ir po to štai visą šitą, truputį prie to prisidėjo jau jūsų minėtas Solženicynas, bet jis nebuvo įsiskaitęs į Euraziją ir ten nebuvo per daug su Sabornas susijęs principais, tiesiog ganėtinai paviršutiniškai perėmė štai šitą Eurazijos idėją ir pačiame gyvenimo pabaigoje, paskutiniu savo gyvenamojo laikotarpiu, kada jis beje buvo susitikęs su Putinu. Tai Duginas perima štai šitą vėliavą ir ją labai stipriai pakreipė kitą tokią esoterinio misticizmo kryptimi, pradeda rašyti apie Euraziją kaip hiperborėjus. Hiperborėjai tai yra neva tauta gyvenusi kažkur šiaurės ašigalėje ir, žodžiu, didieji žmonės ir hiperborėjos idėją turėjo ir nacistai Tiulė ir Ananerbio organizacijos. Tai jis perima šitas kai kurias minėtas idėjas, bet kai tie, kas, aš dabar nenoriu čia jau vėl leistis, kai ką jis perima iš vakarų, beje, iš filosofijoje gilinasi į Deleuzo ir Gilles Deleuze, Félix Guattari postruktūralizmą, kalba apie Žaką Derrida, yra parengęs visai neblogą ciklą paskaitų apie Renesanso mąstytoją ir magą Paracelsą. Žodžiu, bet po to staiga vedinas štai šitų Eurazijos idėjų ir prisiskaitęs, žodžiu, tokio veikėjo kaip Henrio Morgenthau, atrodo štai šitaip jo skamba. Jo Hanso Morgenthau, geopolitinių darbų ir dar pasišnekėjęs su Bžežinskiu, kol tas buvo gyvas. Minėtomis temomis perima vakarų geopolitinės idėjas, geopolitinę filosofiją, bet perrašo ją eurazietiškų ir tuo hiperborėjiškų mitologinių žvilgsnių ir pateikia milžiniškuose savo traktatuose. Visą tai jis padaro dar iki karo su Ukraina. Tai yra padaryta pakankamai senai. Ir Putinas, nežinia kieno tenais įkvėptas, prisileidžia šitą Duginą vis arčiau savęs. Ir atsiranda iki tokio laipsnio, kad net jį pavadina Putino smegenimis, the brain of Putin. Na taip, bet čia yra mitologija. Žinoma, kad jis nejoks nesmegenis ir asmeniškai tet su Putinu nedaug jis yra bendravęs, bent jau nėra tokių duomenų, kad jie ten atsisėstų ir kartu filosofuotų. Ir kai Putinas sako įvairias filosofinės kalbas, taip jis Duginą yra pasveikinęs, į jo dukros laidotuvės buvo atvykęs, žodžiu, ten negalima sakyti, kad jie nebendrauja, nėra pažįstami, bet kada Putinas rengia savo kalbas, kur įdedamos kokios nors filosofinės citatos, tai ne Duginas ten cituojamas. O cituojamas ten Iljinas, toks profašistinis rusų mąstytojas, kažkokie rašytojai, žinoma, dar aplinkui, gali būti ir Solženicynas vėlyvasis paminėjimas. Nėra taip, kad Kremlius Duginą ten labai stipriai išaukštintų. Ne, jis yra Kremliaus filosofas, faktas. Jis yra toks ruso fašizmo filosofas, parašęs labai daug darbų, isteriškas nepaprastai, bet, pavyzdžiui, tie, kurie sako, kad jis visiškai nekonceptualus, tai aš su tuo nesutikčiau, todėl, kad jis iš tiesų naudojasi daugybė koncepcijų, kurios yra ganėtinai paradoksalios, pavadinkime atvirai antidemokratinės ir pakankamai idėjos. Truputį jis panašus į Rusijos tokį kitą agitatorių rašytoją Prochanovą. Abu, pavyzdžiui, jie šlovina Čiušche ideologiją Šiaurės Korėjoje, kad jie yra suverenus ir šviečia pasauliui kaip saulė. Ir suverenumas ir laisvė kyla ne iš vakarų liberalizmo, o iš vienybės ir sabornas. Ir tie, kas paklūsta vienybei ir šitai sabornas, jie šviečia kaip saulė ir tai yra laisvė. O vakarai turi neteisingą laisvės supratimą, nes vakarai mano, kad laisvė tai yra individo gebėjimas kažkam nepaklusti
ir neklausyti, tai jis vadina, kad tai nėra laisvė, tai yra ištvirkimas arba nuopolis. Ir todėl jis siūlo kurti Rusijos civilizaciją, Rusijos imperiją, išmetant visas vakarietiškas paradigmas arba jas peržiūrint, įskaitant ir kai kurius tokius herojus, kaip jau Rusijoje be galo pamėgta Čeburešką ir krokodilą Gieną, kuriuos irgi laiko priešais. Taip. Ir čia įdomu, kai jūs paminėjot, kad kartais isteriškas, gal dar tiktų ir kitas apibūdinimas, kad itin radikalus jis kartais. Tai vienas iš tų radikalumų tame pokalbėje, interviu su Sobčiak, apie kurį mes kalbam, tai būtų, kad jis pasisako už represijas. Reiškia, jo argumentas toks, kad vakarų visuomenės, demokratinės, reiškia, visuomenės, jos remiasi rinkimais. Ir lyg ir Sobčiak palaiko šitą idėją, klausdama, tai žiūrėkit, vis dėlto po rinkimų valdžia pasikeičia, buvusiai valdžia nueina, tai vis dėlto, kai tai vyksta, gal Vengrijos rinkimai paliko jai įspūdį, nežinau, ką jį turėjo omeny, bet Vengrijos atvejs tikrai rodo, kaip demokratija gali suveikti. Pralaimėjai rinkimus ir sudė Orbanui. Ir štai Duginas atsako, kad niekas iš tikrųjų nesikeičia iš principo, rinkimai yra šou, finansinės investicijos, tai yra spektaklis, ypač Amerikos spektaklis politinis, ir kad vieni liberalios paradigmos politikai pakeičia kitus, visi iš principo paradigmiškai kalba taip pat, todėl naudinga būtų turėti represijas, represyviai pašalinti esamą elitą ir jį pakeisti kitu, o šiandien mes ir matome, Putinas diegia naują elitą, kuris būtų neišsilavinęs, bet su karo patirtimi nuo mokyklų iki universitetų. Tai tas jo radikalumas už represijas pasisako, tai šokiruoja. Visų pirma, jis pasisako už didesnės represijas, nei šiuo metu vykdo Putinas. Duginas yra ganėtinai pastaruoju metu labai atsargiai, bet kritiškas apie Putiną, bet ne ta prasme, kad jisai pasuktų vakarų link, o kritiškas apie Putiną, kad Putinas nepakankamai pasuka jo populiarinamos Rusijos dvasios keliu. Ir iš tiesų jis čia pakankamai yra, sakyčiau, įdomu, nes mes esam pripratę prie tokio dalyko, kad valdžių pasikeitimas, rotacija vyksta, kaip jau minėjot, rinkimų būdu ir demokratija užtikrina šitą skaidrumą per rotaciją. Ir antras dalykas, taip įmanoma kontroliuoti korupciją. Duginas nemano, kad korupcija yra blogis. Tai pirmas dalykas, nes dovanų dovanojimas nuo seno, nuo Chanų visų laikų, ar Šiaurės Korėjų yra normalus dalykas, būtent didelės dovanos, auksinės, briliantai, kas tik nori. Bet taip pat ir yra represija. Represija nukreipta visų pirma prieš savo artimus valdančiuosius. Ir idealiu principu, čia kaip idealus pavyzdys nurodomas dažniausiai ir Ivanas Rūstusis, kur žudo aplinkui esančius bojarinus ir keičia kitais. Ir žinoma Stalinas, kurio represijos iš esmės kelis kart išžudė visą jo savo paties politinį biurą, su labai mažomis išimtimis kelių asmenų. Kitaip tariant, Stalinas kas kuris laikas negi gulago prižiūrėtojus keisdavo ir juos nužudydavo. Ir šitas represija nukreipta prieš savo paties aparatą, represinį, labai griežtos žiaurios represijos nukreiptos prieš savo paties aparatą, yra suprantamas kaip toks kruvinas ir atsakingas atsinaujinimas. Atsinaujinti galima tik tai praliejant kraują ir svarbiausia pralieti kraują savo artimųjų. Kuo tu daug labiau išžudai savo artimuosius, tuo yra atsakingesnis aparatas
Ir mažiau konkurencijos. Ne tik, kad mažiau konkurencijos, bet yra visiškas ir totalinis paklusimas savo vadui ir jo idėjai. Ir jeigu vadas turi idėją, pavyzdžiui, pastatyti, sakykime, kokį 30 ar 100 lėktuvų Rusijoje iki 2030 metų, čia Putinas daugiau buvo, net 300, man atrodo, užsibrėžęs pastatyti, tai už tai, kad nepastatyta per metus, kiek buvo suplanuota, Stalino Dugino požiūriu, reikia bausti vadovus, vykdant prieš juos radikalias represijas. Radikalios represijos privers vadovus įvykdyti tai, ką viešai Putinas pažada. O tai, ką suverenas turi galvoti prieš sakydamas, pažadėdamas, nes jis turi suprasti, kad jeigu neteisingai pažadės, tai turės išžudyti savo artimuosius. Ir čia atsiranda toks kraujo balansas. Kraujo balansas, kada suverenas per daug neprižada, kaip Kim Čen-inas negali daug pažadėti, nes jeigu pažadės, turės įvykdyti, o jeigu neįvykdys, turės artimuosius išžudyti. Jeigu nenori, kad tavo artimieji būtų išžudyti, nežadėk labai daug ir nešnekėk nesąmonių. Ir Duginas įsivaizduoja, kad tai yra atsakingas toks kalbėjimas ir todėl Čiuškė režimas, Šiaurės Koreja, yra jo manymu idealus režimas. Taip. Dabar kalbant apie Dugino požiūrį į Putiną, į prezidentą, tame pokalbėje su Sobčiak yra įdomu, kad jis pavartoja žodį kvintesencija, kad šalies vadas, šiuo atveju Putinas, yra valstybės kvintesencija, paslaptis. Ne viską mes galim perprast, bet šita paslaptis yra ir šita kvintesencija valstybės sakrali jam. Ir štai anot Dugino Putinas turi du kūnus. Vienas yra individo materialusis, kurį mes matome, su kuriuo kai kurie gali ir fiziškai pasisveikinti, o kitas nematerialusis meta Putinas, į kurį telpa daug įvairiausių simbolių, ir į tą meta įvaizdį, kurį žmonės nešiojasi kiekvieną dieną, įdeda savo lūkesčius, savo rūpesčius, prašymus, tarsi kokio dievo bažnyčiai prašytum, pagerink ekonomiką, nutrauk arba tęsk karą. Ir štai regis, kad Duginas iki tam tikro laipsnio sudievina savo vadovą, tą Kremliaus esamą dabartinį lyderį. Ir jis yra autorius knygos Dva Putina, išverstos į įvairias kalbas. Ant viršelio vienas tas krūtas Putinas su akiniais nuo saulės, o kitas toks jau kuklusis, gal screenshot iš gegužės 9-osios parado. Ir štai Sobčiak sako, jūs aprašote savo knygoje du Putinus. Vienas šviesusis, saulės Putinas, antras tamsusis mėnulio Putinas. Sako, o štai jūs, gerbiamas filosofė, jūs man irgi toks esate. Yra solnačny Dugin į lumnai Dugin. Tamsusis ir šviesusis. Ir sako, kuomet jūs kalbate apie atominį ginklą ir kad jį galima panaudoti tam, kad Rusija išliktų, jūs man esate tas tamsusis Duginas. O štai, kuomet jūs kalbate apie Rusijos dvasingumą, Rusiją kaip imperiją žemės pagrindo, nes Anglija jam yra jūros pagrindo imperija. Tai yra Hans Morgenthau koncepcija, kurią kopijuoja Duginas. Taip. Tai vat įdomu, kaip jūs žiūrite šitos du Putino kūnus ir į patį Duginą, saulėtai ir tamsai. Visų pirma, su Sobčiak interpretacija aš nesutinku, kuris yra kuris.
Todėl, kad Duginas labai aiškiai pabrėžia kitoj daly savo interviu apie tai, kad karas yra suverenumo įrodymas. Tai yra gebėjimas paskelbti karą kitam yra tavo suverenumo įrodymas. Nes neatsiklausi kitos valstybės leidimo. Iš viso nieko nereikia atsiklausti, nei kitos valstybės, nei Putino atveju savo aplinkos nereikia atsiklausti. Iš viso nebūtina nieko atsiklausti. Jeigu tu esi suverenumas, Dugino požiūriu, reiškia tai, kad tu vienintelis priimi sprendimą ir niekas tavęs negali įtakoti. Ir šito sprendimo įrodymas yra gebėjimas paskelbti kitai valstybei karą, net jeigu tam nėra pakankamai priežasčių. Aišku, kad Duginas norėtų, kad tai būtų priežastis, kad tas karas būtų racionalus, bet čia yra kalba ne apie patį karą, bet apie karo principą. Kad suverenumas ir karas yra tarpusavyje susiję. Noriu pastebėti, jis aišku yra kalbėjęs Duginas nemažai apie Tomą Hobbesą ir ten jo viena iš idėjų, kurią dažniausiai mūsų ir liberalai cituoja. Karas prieš visus priveda prie to, kad atsiranda įstatymai ir suverenas. Ir dažniausiai šitos knygos Leviatanas, Tomo Hobbeso knygos Leviatanas, štai tie mūsų komentatoriai ir nėra toliau skaitę. O iš tiesų ta knyga taip pat kalba apie tai, kaip jau atsiradęs suverenas, turi įrodyti savo teisę ir įgyja teisę paskelbti vienas pats karą, nepriklausomai nuo jokių aplinkybių. Ir šitas gebėjimas paskelbti karą ir išorės priešams, ir vidiniams priešams yra galutinis ir pats reikšmingiausias suverenumo įrodymas. Tai Putinas, kuris geba paskelbti karą, nepriklausomai nuo to, kas kaltas, čia nėra diskusijos apie kaltę, yra saulė, o ne todėl, kad Putinas yra dvasingas. Dvasingumas yra antroje vietoje. Pirmoje vietoje yra suverenumas. Tai yra šitas žmogus yra nevaldomas, nieko kito išskyrus apvaizdos, o čia jau dieviškas terminas, religinis terminas apvaizdos, tai yra dangiškos malonės, kuri jį pažymi. Ir vedina šitos apvaizdos, jis pats priima sprendimą, su kuo kariauti ir kiek tas karas turi trukti. Antras dalykas, jis pats mano, kad karas pats savaime ir yra dvasingumas. Nes jeigu nebus karo kaip dvasingumo, tada ir taika bus tuščia ir beprasmė. Nes karas sukuria taiką, o ne taika sugriūna prasidėjus karui. Tai yra tik ką. Jo, jis netgi sako, žiūrėkit, ES valstybės tik ir žiūri, kad nedaug dievė neatsitiktų karo ir jų yra ta taika, vienas kito atsiklausimas, jie niekas niekam negali paskelbti karo, jie yra įkalinti taikos ir netgi jisai pateisina karą, kad nes taikos sąlygomis jo supratimu ta unikali Rusijos civilizacija, mes pamatom, kokia tai civilizacija su karo nusikaltimais, visais barbariškumais Ukrainui, bet jis nemato viso šito ir jam daug pavojingiau Rusijai egzistuoti taikoje, susiplakant su vakarų, reiškia, liberaliaja paradigma, nes tokiu atveju tie visi Europos žmogaus teisių dalykai užkrės religinio dvasinio pagrindo Rusiją ir tada ji taip sunyks, tai geriau jau kariaut. Taip, Tomai, tik čia reikia pabrėžti, kad mūsų žiūrovas suprastų, pasak Dugino, liberalizmas ir demokratija yra absoliutus blogiai. Tai būtent jo vertybių sistema, taip pat žmogaus teisės irgi yra absoliutus blogis. Pagrindinis blogis, kuris keri pasaulyje, yra liberalizmas, demokratija, rinkimai, demokratija tai reiškia rinkimai, ir žmogaus teisės. Visų šitų dalykų reikia atsisakyti. Kas vietoj jo yra caras,
arba vietoj jo yra Sabornas, arba toksai ideologinis bažnytinis susirinkimas ir yra ta keista duchovnis, dvasiškumas, kuris galų gale remiasi į tokį nuolatinį karo ir taikos svyravimą, kur karas yra pirmoje vietoje. Ekspansija atitinkamai irgi yra pirmoje vietoje. Tai šitais dalykais jis ir sako, jeigu kiek Putinas supranta, jis yra saulė, o ten, kur Putinas yra paprastas kūniškas biurokratinis administratorius, ko neišvengsi, vykdydamas savo pareigas, ten jis yra būtent kaip mėnulis atspindėta šviesa. Įdomumas yra tai, kad Putinas pastaruoju metu iš viso nebesidomi savo valstybės administravimu. Jis neskiria tam dėmesio ir todėl Duginas mano, kad Putinas tampa vis labiau saulė ir nebelieka šito mėnulio. Bet yra tam tikri dalykai, kuriuos Putinas kaip mėnulis turėtų išspręsti. Pavyzdžiui, mobilizacijos reikalas. Bet mobilizacija, pasak Dugino, turėjo jau vykti 2014 metais. Šiuo metu yra gerokai vėluojanti mobilizacija, tai jis nenori Putino kaip saulės, kaip idėjos paneigti, bet Putiną kaip mėnulį jis norėtų kritikuoti už kažkokius nepadarytus veiksmus. Tai tokiu būdu Putinas kaip saulė pakliūna į pagrindinių imperatorių ratą ir jis yra kartu su apvaizda, o Putinas kaip mėnulis, jis žinoma jau yra žemiškas, čia kaip Kristus Dievas, Dievo sūnus arba tiesiog Dievas. Kristus yra žmogus, 100% žmogus. Ne paprastai įsikūnijęs, bet tiesiog žmogus. Du viename, štai kur atrodo paradoksas ir neįmanomas paradoksas, bet šitas paradoksas yra būtinas suprasti ir religinę sąmonę. Ir Duginas mano, kad šitas paradoksas yra būtinas suprasti Rusijos dvasingumo sąvoką. Tai, žodžiu, mes vakaruose galėtumėme pasakyti, kad Duginas išsigalvoja galų gale savo filosofiją, bet jis ją vis dėlto sukuria ir ji atrodo labai baisi, bet nesakyčiau labiau baisi nei, tarkime, actekų aukojimas, žodžiu, norint pagarbinti Dievą saulę, nuolatinis žmonių kraujo ir širdžių plėšimas. Taip yra, jis peržengia humanizmo ir atitinkamai žmogaus teisų ribas. Jis dar daugiau, pavyzdžiui, jis visiškai ignoruoja moterų teisės, mano, kad apskritai moteris neturėtų čia turėti ypatingų teisių. Ir tikras valdovas, ten yra toks pasažas su Ksenija, kur tikras valdovas išsirenka geriausią, vaisingiausią. Jo, todėl kad mergina turi pasiaukoti ir pagimdyti savo valdovui patį geriausią jo paveldėtoją. Kabajevą pagimdė kažkiek. Taip, bet čia yra toks niuansas, kad Kabajevą pagimdė, bet legalumo nėra pakankamo legalumo. Aišku, Duginas taip pat sugalvotų šventą kokią dvasią, kuri juos legalizuotų, bet Duginui nesuteikiama šitą galimybę legalizuoti. Čia jūs peržengtų tam tikras ribas jau. Jo, Duginas saugo savo gyvybę ir, taip jis saugo savo gyvybę. Tačiau Duginas irgi yra idėja, pavadinkim Saulės Duginas. Ir Duginas yra tas, kuris užsiema tam tikrą administravimo veiklą. Ir jo šitą administravimo veiklą, ką jis dabar daro, panašiai kaip Michalkovas kino sferoje, taip ir Duginas filosofijos sferoje, užsiema skundimais ir represijų reikalavimo prieš savo kolegas. Ir pastaruoju metu vyksta tokia pavyzdinė represija prieš Maskvoje esantį filosofijos institutą.
aš seku šitą istoriją. Ne vienas ir ne vienintelis Duginas, kuris reikalavo šito paskutinio liberalizmo bastiono sugriuvimo. Bet būtent šituo metu vyksta šita represija ir jau tie filosofai, kurie išvyko į vakarus, kuriuos aš pažįstu, lygina su tuo, kaip 1922 metais Leninas sukrovė visus filosofus į filosofinį laivą ir išsiuntė į vakarus, tiesiog ištrėmė. Šiuo atveju nėra trėmimų, yra kur kas blogiau, juos išveja iš darbo. Tie, kurie laiku neišvyko. Anot Jakovenkos, jie Aristotelio interpretacijas pateikia netokias ir projektų pinigus išvagė, nors anot Jakovenkos nieks nieko neišvagė, tiesiog laikėsi savo Aristotelio supratimo ir nepavertė Aristotelio esmės ten ideologiniams reikalams nepritaikė, ten kažkas su tuo supinta. Jo, aš sutinku, čia visiškai tas išvogė, neišvogė arba pinigai neturi jokios esmės. Jeigu būtų išvogti vardan Putino siekiant sukurti kokią nors idėją, tai tik būtų gavę už vagimą dar daugiau pinigų. Todėl apie pinigus geriau net nekalbėti toje sistemoje, bet iš tikrųjų buvo griežiamas dantis, labai daug buvo kritikos tų duginistų ir zinovjevininkų, dar čia viena grupė, kurie kritikavo už tai, kad šitas institutas labai daug dėmesio skiria vakarų filosofijai, vakarų filosofinėms interpretacijoms, vertimams ir, žodžiu, bando palaikyti tą filosofinę analizę, kritinę filosofinę analizę, iš bėdos lygintina su vakaruose esančiais filosofijos institutais. Ir už tai, kad filosofijos institutas neatsisuko į putinišką propagandą, duginišką propagandą. Aišku, Duginas pavydėjo, kad ne jis ten vadovauja, ne jis ten yra žvaigždė. Tai dar yra asmeninės ambicijos. Filosofijos institutas jo visiškai nepripažino, laikė jį apsišaukėliu. Ir, sulaukė tam tikro atpildo. Ir tai reiškia tik vieną dalyką, kad filosofijos nuosmukis bus katastrofiškas. Niekas, noriu pabrėžti, to filosofijos instituto neuždarė. Kaip ir sovietmečiu 17, 18, 22 metais po revoliucijos, tų universitetų niekas neuždarydavo. Tiesiog visus profesorius išmesdavo arba išsiųsdavo kur nors į Gulagą, ten ar į Solovkus, pavyzdžiui. Taip ir čia yra būtent tokia filosofijos institutas su visais skyriais ir poskyriais lieka. Revizuojama biblioteka ir revizuojamas yra visų darbuotojų ištikimybė egzistuojančiai ideologijai. Tai tokia yra sistema ir veikiausiai ateityje mes matysime, kad su tokiu teplepte filosofiniu išsilavinimu, menamu filosofiniu išsilavinimu, kokie nors karo dalyviai bus priimti tenais dirbti ir tik padidės susidorojimo laipsnis. Mano prognozės yra tokios, kad po filosofijos instituto vėl iš naujo bus represijos nukreiptos ir prieš Maskvos valstybinį universitetą, prieš aukštą ekonomikos mokyklą, nors jau buvo ten represijos. Ir prieš Sankt Peterburgo universitetą taip pat bus represijos, nes paprastai jos kaip banga ritasi ir šitų represijų centrinė figūra yra Duginas. Taip. Aš dar gal norėčiau pabaigai grįžti prie to paaiškinimo, kad Duginui iš principo liberalumas yra blogis, kad čia yra žmogaus dvasios apnuodėjimas. Jis tame pokalbėje Sobčiak paaiškina taip, kad yra du požiūriai į žmogų. Vienas yra, kad žmogus yra iš neuronų,
tai yra tokia biomašina, čia nėra sielos, nes neuronai, sinapsės atlieka tą smegenų funkciją ir tuo pagrindu visos technologijos pajudėjo į priekį, humanoidai, robotai su instaliuotu dirbtiniu intelektu pasuko štai šitą linkme, atspindinti žmogų kaip biomašiną, o štai jis yra kitokios žmogaus sampratos pusėje, tai yra žmogus su siela, su dvasiniu pradu, joks jis nėra apribotas neuronų veikla, yra kažkas kur kas daugiau, religinis žmogaus pradas, ir štai jis norėtų savo utopiniai Rusijai tokį žmogų ir matyti. Ir aš suprantu, kad jūs kaip ir linkęs atskirti Dugino filosofinės koncepcijas nuo empirinės tikrovės, kas šiandien vyksta Ukrainoje. Man asmeniškai norisi vis dėlto sakyti, gerbiamas filosofė Duginai, kokį jūs čia dvasinį religinį žmogaus pradą matote Rusijos civilizacijai. Jūs pasižiūrėkite, ką jūs padarėte Ukrainos žmonėms su visais karo nusikaltimais, net žudant savuosius, aukojant dabar, kai išvogtas iždas dėl maisto davinių rusų kareiviams, atsirado kanibalizmo reiškinių. Tai kur čia tas dvasinis pradas, ponia filosofė Duginai? Aš manau, kad jis galėtų atsakyti taip, kad tai, ką aš jau pradžioje minėjau, kad absoliutus blogis yra ne tik liberalizmas, bet ir žmogaus teisės. Tai dabar, Tomai, jūs šnekat kaip žmogus, kuris nori ginti žmogaus teisės. Viena iš žmogaus teisų yra teisė į gyvybę, laikoma besąlygiška teisė. Prigimtinė teisė. Jo prigimtinė teisė, kaip ir kita teisė į orumą. Tai abi šitos teisės Dugino nuomonių yra nerelevantiškos, neatsakingos ir netinkamos Rusijai. Todėl, kai kalbame apie tai, kas vyksta fronte, tai yra niekas kitas, kad kaip iš kraujo gimsta naujoji Rusija. Ir šitas kraujas, o Rusija gimsta Novorosijoje, atgimsta iš naujo, ir tas, kadangi jis nemano, kad Ukraina apskritai egzistuoja, o čia yra tik tai rusiškas pradas, kuris sukuria tam tikrą dialektiką, kada Maskva su Kijevu kaunasi. Tai šito jų kovos kraujo ir įniršio ir iš šitų lavonų turėtų iššaukti naujoji, katedros Rusija. Ir čia žinoma, kad jis iš principo tame nemato tose aukose, nei tame kare blogio, nei jų žudymas iš viso nėra blogis, bet aš manau, kad jisai kritikuotų, ir esu aš matęs jo interviu, kritikuoja kai kuriuos empirinius dalykus fronto linijų. Iš tiesų, kanibalizmas ir jo požiūriu yra nepateisinamas, čia jokia neduchovnas, o vagys, kurie išvogė maisto fondą, aišku, jie turėtų būti sušaudyti, jo požiūriu čia ir kalbos nėra. Taigi yra tam tikri principo dalykai, apie kuriuos jis ir kraujas, ir aukos čia nėra blogis, čia kaip priešingai yra gėris, tačiau techniniai netobulumai, įvairūs techniniai netobulumai šitame procese yra blogis. Panašiai kaip buvo aiškinama Stalino laikais, kad kolūkių kūrimas yra gėris, absoliutus gėris, tačiau tai, kad kai kurie ten persistengė komunistai apie 28 metus viską atimdavo iš valstiečių ir, žodžiu, tie mirdavo badu, tai buvo vadinami perlenkimais. Ir už šitos perlenkimus reikėjo labai stipriai bausti, taip Stalinas reikalavo. Tai čia Duginas irgi mato perlenkimus. Ne kraujas blogis, o perlenkimai yra blogis. Ir juos reikia kontroliuoti. Taip. Dėkui Jums labai už tokią įžvalgią Dugino analizę įvairiapusiškais
kampais pasižiūrėta. Aš tikiuosi, kad mes tuom kažkiek tai prisidėjome prie to, kas galėtų būti pavadinta pažinkime tą rusišką ideologinį filosofinių ar pseudofilosofinių ar ne pseudo, bet filosofinių pagrindų, mėginant konceptualizuoti blogį ir netgi išversti aukštyn kojom į priešingą pusę, gėrį keičiant su blogiu, motyvuojant tuo, kad ten yra rusiškas kitoks diskursas, kitokios civilizacijos. Tai dėkui labai ir kviesime mūsų brangų žiūrovą į kitus mūsų pokalbį su profesoriumi Gintautu Mažeikiu. Ačiū, Tomai.